savaitgalį Lukšių Vinco Grybo vidurinės mokyklos jaunimo klubas Lukšiečiai sukvietė į mokyklą būrį savo draugų ir paskelbė tą dieną Draugų diena. Į Lukšių kultūros centrą Lukšiečių draugai rinkosi apsirengę 70-ųjų stiliumi. Ta vakarą dominavo pūstų šukuosenos, masyvūs akiniai, blizgančios suknelės, platėjančios kelnės, batai ant platformos ir visa kita, kas būdinga disko stiliui. Vos tik blizgantys ir gerai nusiteikę Lukšiečių draugai, Kriukų vidurinės mokyklos jaunimas, Švenčionių Zigmanto Žemaičio gimnazistai ir tolimiausi draugai iš Latvijos Lampės vidurinės mokyklos, taip pat buvę jaunimo klubo Lukšiečiai nariai, dabar jau veteranai, Lukšių skautai ir garbingi svečiai apsėdo jiems skirtus staliukus, jaunimo klubo prezidentė Akvilė Kuraitė paskelbė vakaro skirto draugams pradžią. Šis vakaras yra draugų vakaras. Aš tikiuosi, kad šį vakaras turėsit ne vieną draugą čia. Bet draugai nesimėtų. Atsiminkit, kad tikras draugas kito draugo akyje pastebi dar nespėjusiu sužymėti ašarą, o širdyje kraujuojančią žaizdą. Tikiuosi, šį vakarą sutikti draugai bus tikri draugai. Na, už šį vakarą mes skautai esame dėkingi ir klubiečiams, jų vadovai, mūsų draugė. Ir mūsų draugams klubiečiams įteiksime už tai saldžią dovaną, tortą, na, o mūsų vadovė gėlytę. Pasak renginio organizatorių, jie šį vakarą norėjo paskirti artėjančiam Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui. Todėl renginio vedėjai kvietė susirinkusius draugus padainuoti tai, ką dainuoja mūsų amžininkai. Ir šį momentą įvardino 21 amžiaus dainomis. Susirinkę bičiuliai bandė nusikelti į ateitį ir įsivaizduoti, kaip jaunimas dainuos po 1000 metų. Scenoje skambėjo 3 tūkstantmečio dainos. Amžiaus jaunimas ne tik dainuoja, bet ir linksmai šoka. Renginio vedėjos svarstė, ar šoks jaunimas po 1000 metų. Ir jei šoks, tai kaip. Dalyviai pabandė tai atsakyti ir parodė, kaip šoks jaunuoliai po daugelio metų. Optimistiškai nuteikia dainininkai ir šokėjėliai, net ir po 1000 metų žmogus nesubeždžionės, o toliau tobulės. Renginio vedėjas kvietė padiskutuoti, kaip ateities žmogus puošis, o tiksliau rengsis, ir paskelbė diskiškiausias mergaitės ir vaikino rinkimus. Pajudėję pasitarę, svečiai delegavo nuo stalo po diskiškiausią atstovą. Kol objektyviausias mokytų stalas skaičiavo balsus, vietiniai rūbų dizaineriai išdrįso nukakti į kitą 1000-metį ir pamodeliuoti jaunimo aprangą.
namuose po Milane, tam žinot, pasižiūrėjau. Ir žinot, galvoju, kad reikia jums parodyti, kadangi jūs mano patruškės, tai galvoju visai faina bus, ne? Tai va, žiūrėkit, dabar vis pirmą savo patruškę, o jį vadinasi modelis, tik modelis. Ir va, ir tai yra gėrio dvasia. Oža, kaip faina, davai paplojam visi, nu. O dabar spindintis ledas. Ledinė. Vakaro šviesa. Nu, gyvenimas. Palauk. Susivien, šaukulė. Tiek to. O dabar žiemos pasaka. Žiūrėčinė. Palauk, dabar aš galvoju, skaitai, kad tikrai vaikščiat, nu. Ir tikrai man vaikščiat, nu. Palauk, truputėlį, palauk. Suskaičiavus balsus komisija paskelbė. Diskiškiausia mergina tapo Latvija Ivita, diskiškiausias vaikinas Švenčioniškis Mantas. Skambant linksmai muzikai, stalus papuošė fejerverkais puošti skruzdėlynai, o susirinkusi publika šaukė, kad velnioniškai gera draugė. Ar jums gera? Ačiū vaikai. Mes tai norėjome išgirsti. Gera tik tikriems draugams. Renginio organizatoriai dėkoja visiems, kurie palaikė šią tradicinę idėją sukviesti draugus. Susirinkusieji džiaugiasi, kad surado naujų draugų, pamatė senus ir labai senus bičiulius, galėjo save parodyti ir į kitus pasižiūrėti. Vieni kitiems pažadėjo, kad kai išgirs draugo balsą, visada atsiliepti ir atskubės, nes kviečia draugas. Vakaras pasibaigė jaunimo šokiais diskotekoje.